ilgai, ilgai. Laukiu gyvenimo laimės labai, labai. Leiskit tave apkabint, nuraminti ir užbučiuoti aistringai labai, labai. Šiandieną džiaugiamės, kad Lazdijų rajono Teizų laisvalaikio salėje vyksta 10. gerumo vakaras. Nėra kada padėkoti žmonėm. Jie visi lekia, skuba, ateina pabaiga metų, tai mes ir tuos padėkos žodžius norim ištart pabaigoje metų. Kiekvienas, kas tą nusipelnė iš tikrųjų. Labas vakaras, ponios ir ponai. Mėly šio vakaro svečiai, būsimieji nominantai, jų artimieji ir šioje salėje žiūrovai į tradicinę gerumo vakarą susirinkusieji. Labas vakaras, mėly bendruomenės nariai, garbingi svečiai, draugai, kaimynai ir visi tie, kurių širdys plaka mūsų bendruomenės ritmu. Kviečiame į vakarą skirtą būtent jums. Šiandien mes susirinkome ne tik pabendrauti, bet kartu ir sušilti prie bendros ugnies. Prie tos ugnies, kurią kasdien kūrename mes, visi. Mažais, bet nuoširdžiais gerumo darbais. Mėly draugai, sustokime minutį ir pajauskime šios akimirkos ypatingumą. Šįmet mūsų padėkos vakaras yra jubiliejinis, 10. Prieš 10 metį mes uždegėme pirmąją liepsnelę, tikėdami, kad mūsų bendruomenė turi kuo didžiuotis ir kam padėkoti. Per šiuos metus mes pagerbėme 10 žmonių. Bet žinai, kas labiausiai džiugina? Ogi tai, kad dauguma tų, kurie kažkada stovėjo šioje scenoje, atsiimdami padėkas ir šiandien tebėra čia. Dirbantys, kuriantys, palaikantys ir šildantys savo širdžių gerumu. Jūs nešate gerumo liepsnelę kasdien. Tai įrodo, kad mūsų padėkos nėra pabaiga. Tai yra pripažinimo kelio, kuriuo einame kartu. Ačiū Jums, kad Jūsų pavyzdys įkvepia naujas liepsneles. Šiandien mes švenčiame 10-metį tęstinumo, 10-metį draugystės ir 10-metį įrodymo, kad tikroji bendrystė yra amžina. Ir kaip matau, šis vakaras yra tikrai labai puikia proga padėkoti jums visiems ir kiekvienam. Labai džiaugiuosi, kad kuriate gražią aplinką, kad rūpinatės vieni kitais, kad prisidedat prie tos aplinkos saugesnės ir gražesnės kūrimo, kad dalijatės nuoširdumu, gerumu. Paplokime, mėly, jinai tikrai verta. Visi žinome, kaip lengva ištarti žodį ačiū. Bet šį vakar norime parodyti, koks galingas ir šiltas yra jūsų indėlis. O kol mes pradėsime padėkų ratą, leiskite mūsų vakaro nuotaiką uždegti pirmąjį muzikinį liepsnelį. Mums dainuos muzikos terapeutės, kurios savo muziką, savo balsais sušildys kiekvieno širdį. Kviečiamės pasinerti į dėkingumo vakarą. Aš negaliu tau dovanoti daugo, tad dovanoju būti ramiai. Žalumą naštų neapsėto laugo, žydrinėje mažyti debesėlį. Tau dovanoju rytmečio gaivumą ir liepų kaitą dar neįdienojus. Viršum šilų rugpjūčio lengvą dūmą ir nuostabiausią rojų tau dovanoju. Tau dovanojus pirmą spalio gruodą ir vėjo nurėdytą pliką sodą ir pirmą snaigę ant pilkųjų rankų. Tau dovanoju kandų sausio speigą ir kovo saulę tai susplok žilvytis, žiedų gegužio nuostabiausią rojų. Tau dovanoju, pabandom visi. Tau dovanoju
rytmečio gaivumą ir liepų kaitra dar neįdienojus viršum šilų rugpjūčio lengvą dūmą ir nuostabiausią rojų tau dovanoju. Žiedų gegužio nuostabiausią rojų su paukščio švilpesniu tau dovanoju ir besibaigiančią birželio rimtį medžiu tave šias dovanas priimt visi. Nai, 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 girdžiuosu. Nai, 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 nai. Tau dovanoju rytmečio gaivumą ir liepų kaitra dar neįdienojus viršum šilų rugpjūčio lengvą dūmą ir nuostabiausią rojų tau dovanoju ir nuostabiausią rojų tau dovanoju, tau dovanoju. Ką mes galėjom daugiausiai jums padovanoti, tai dainą. Na, sekanti daina mūsų skambės visiems berniokams. Kaip galvojat, kokia? Suvalkijos berniokai. Ar yra čia nors vienas suvalkietis berniokas? Ai, neišsiduosit, bijot. Ai, va, yra. Šaunuoliai. Ši daina skamba jums, vyrai. Hei, o! Palinkuojam pasiuvai visi kartu. Ant klevo konkų saulė tryška, gražu darželyje sesers. Tu padainuok berniok išblyškęs, sesuo ir vėjas tau pritars. Tu padainuok šaunus bernioke, iš Suvalkijos lygumų, ir tau pritars tėvai nunokę, ir senas gluosnis prie namų. Tu padainuok šaunus bernioke, iš Suvalkijos lygumų, ir tau pritars tėvai nunokę, ir senas gluosnis prie namų. O dabar Suvalkijos berniokai mušamieji, op, op, op. Sakyki, myli ar nemyli, graži gėlėlė vien rūta, jei tavo širdį apvylė, ne tavo daliai skirta. Todėl pašvilpauk į berniokę, iš Suvalkijos lygumų, tik tu ir beje šitaip moka, pašvilpauk tyliai prie namų. Todėl pašvilpauk į berniokę, iš Suvalkijos lygumų, tik tu ir beje šitaip moka, pašvilpauk tyliai prie namų. Jaučiat, oras kažkaip tik prisipildė tokia šiluma gerumu, tokiu noru iškart dėkoti, tai gal tada nelaukia, mes ir prieikime prie to, ko mes čia visi susirinkome, prie vakaro esmės, padėkų už gerumą. Mėlyjei mūsų bendruomenės nariai, gyvenimas tai ne tik darbai ir pastangos, tai ir dvasia, jausmai, tradicijos. O kas geriausiai atspindi mūsų sielą? Daina. Žinoma, niekas taip nesugeba uždegti mūsų širdyse gerumo liepsnelės ir pakylėti nuotaikos kaip skambus nuoširdus balsas. Šiandien dėkojame tiems, kurie saugo mūsų kultūros lobius ir dalyjasi jais per dainą, nešdami mums pasididžiavimą ir bendrystės jausmą. Taigi padėką įteikti kviečiame Onutę Jonuškienę.
padėkas atsiimti bendruomenės sielos balso liepsnelę prašom Marytė ir Birutė Pileckienės. Paplokime nominantėms. Labai, nes jos tikrai vertos šios padėkos. Dėkojame už jūsų neįkainojamą indėlį, išsaugojant muzikinį palikimą. Jūs ne tik dainuojate, jūs įaudžiate į mūsų kasdienybę meilę, praeitį ir viltį. Dėkojame, kad džiuginate mus visus kiekvienoje šventėje, nuo valstybės dienos iki Velykų. Jūsų balsai yra tikrasis mūsų bendruomenės kultūrinis turtas. Už tai, kad priverčiate nusišypsoti, susimąstyti ir pajusti tą nepakartojamą vienybės jausmą, kai mūsų balsai susijungia į vieną galingą chorą. Tegul jūsų gerumo liepsnelė niekada neužgęsta. Ačiū jums, mielosios. Jaukumo namuose, tegu būna šventės nuostabios, jautrios ir meilė jūsų namuose, tegu sklando visais kampeliais. Tas visiems sveikatos. Dėkojame ir palydime plojimais. Gerumas turi 1000 veidų, o mūsų kultūra 1000 garsų. Norime pagerbti žmogų, kuris savo rankomis ir širdimi išsaugo ir perduoda mums unikalų protėvių skambesį. Juk kas gali būti didesnis gerumas, jei ne dovana, perduodama iš kartos į kartą. Šiandien mūsų gerumo liepsnelė įsižiebė per cimbolų instrumento, skambančio šilumą stygas. Šią nominaciją turėtų įteikti Juozas Adomaitis, tačiau dėl didelio užimtumo jis deleguoja Angelę. Kviečiame Angelę, kuri įteiks apdovanojimą. Mums didelė garbė įteikti padėką gyvosios tradicijos aidas mūsų gerbiamam Petrui Kričenai. Taigi matome, kad Petro nėra irgi turbūt dėl didelio užimtumo. Bet mes jam dėkojame už tai, kad esate mūsų istorijos aidas. Kad kaskart, kai suskamba jūsų cimbolai, mes ne tik klausomės muzikos, mes prisimename savo šaknis, savo tėvų ir senelių šventes. Jūs esate nepaprastai svarbus pavyzdys, kaip reikia saugoti ir puoselėti lietuvišką folklorą. Nuoširdžiai sveikiname ir linkime geros sveikatos, stiprybės ir kad jūsų stygų liepsnelė skambėtų dar ilgai. Tikimės, kad šiuos žodžius, kuriuos mes ištarėme Petrui Kričenai, perduos kaimynai, artimieji, giminės ir draugai. Na, o toliau? Mūsų šokėjai. O toliau šią sceną papuoš ir nuspalvins mūsų puikiai žinomi, išsiilgti ir šaunūs šokėjai Trepsiukas.
Mūsų bendruomenės namai tampa jaukus ir šilti ne tik dėl pastatų, bet ir dėl žmonių, kurie juose gyvena ir veikia kartu. Tikrasis gerumas gimsta šeimoje, o vėliau išplinta į visą bendruomenę. Šiandien mes dėkojame šeimai, kuri kiekviename mūsų renginyje dega tikrų pavyzdžių mums visiems. Jie yra visur, nuo kaimo kryžiaus priežiūros iki miesto švenčių. Jie neša idėjas, dirba ir šypsosi. Padėkai teikti kviečiame Romą Leščinską. O padėką atsiimti mūsų šeimos vienybės liepsnelė kviečiame Nijolės ir Valdo Žalių šeimą. Iš tikrųjų, tai 3 kartos to šeimos dalyvauja tose renginiuose. Ir jeigu kas matėt ant Giraitės Piliakalnio 4 metų vaikutis trispalvę laiko. Kaip gražu. Dėkojame, kad esate mūsų bendruomenės širdis ir siela. Jūs parodote, kad aktyvumas tai ne pareiga, o gyvenimo būdas, kurį galite perteikti savo vaikams. Už kiekvieną nuoširdų patarimą,
už pagalbą organizuojant, už tai, kad jūsų vaikai, anūkai aktyviai dalyvauja įvairiuose renginiuose, projektuose. Dėkojame už jūsų laiką skirtą mums visiems. Jūs sukūrėte jausmą, kad mes esame viena didelė šeima. Jūs įrodote, kad kartu mes galime padaryti daug daugiau. Nuoširdžiai sveikiname jūs ir linkime, kad jūsų namų šviesos vienybės liepsnelė visada būtų tokia pat ryški, šilta ir įkvepianti. Padėkokime šiai šeimai karštais plojimais. Ačiū Jums. Gerumas turi ne tik skambėti, bet ir matytis per simbolius. Mūsų seniūnaitijos kryžius tai ne tik medžio ir metalo junginys. Tai mūsų istorija, mūsų atmintis, mūsų tikėjimo ir vilties ženklas. Jis stovi tvirtai, nes yra prižiūrimas. Šiandien dėkojame žmogui, kuris tyliai, be didelių kalbų, atiduoda savo laiką ir jėgas, kad ši gerumo liepsnelė šviestų nuolat, kad aplinka būtų sutvarkyta, gėlės žydėtų, o kryžius stovėtų pagarbiai ir švariai. Už tai, kad šioje vietoje visada žydi gėlės, už tai, kad atrandate laiko pasirūpinti vieta, kuri svarbi mums visiems. Jūsų darbas neša ramybę ir orumą. Pagarbos liepsnelė. Kviečiame Stasę Blažauskienę. Dėkojame Jums ir plojimai. Dėkojame Jums už Jūsų tylųjį atsidavimą ir ištikimybę. Jūs parodote, kad pagarba į tradicijoms prasideda nuo mažų, kasdienių darbų. Jūs esate pavyzdys, kaip svarbu ne tik statyti, bet ir puoselėti. Tai yra mūsų bendruomenės sielos atspindys, o jūs esate jo angelas sargas. Nuoširdžiai linkime Jums stiprybės ir sveikatos, tegul Jūsų širdies gerumo liepsnelė apšviečia Jūs pačią lygiai taip pat, kaip Jūs apšviečiate šventavietę. Ačiū Jums. Neatėjo, bet noriu dar irgi truputį pagarsinti, kad tai žmogus, kuris prisidėjo jos iniciatyvą ir buvo atstatytas kryžius, koplytstulpis Saigūnų ir Zebrėnų kaimų. Ir kas važiuoja tuo keliu tiesiai į Dusios ežerą, tai matėt, ant sankryžos yra papuoštas, gražiai pastatytas, gražiai vietoje ir prižiūrimas koplytstulpis. Tai jos dėka labai ačiū ir tuo pačiu visiems sveikinu, linkiu ko geriausios sėkmės, stiprybės, sveikatos ir juo daugiau gerumo bus mūsų tarpe, juo daugiau gerumo bus pasaulyje. Na, o kas toliau? Dainos? Mums terapiją praves savo dainomis ir šypsenomis muzikos terapeutės. Dar tikėk, nieko man nereikia, tik alyvų šakelės baltos, alyvų šakelės baltos, tavo rankom skintos, alyvų šakelės baltos, tavo rankom skintos. Aš turiu tyriausią ryto rasą, gaivą jos, kas rytmetį geriu. Palikau laukuos vaikystę basą, o jaunystę širdyje turiu. Ir visi kartu! Dar tikėk, nieko man nereikia, tik alyvų šakelės baltos, alyvų šakelės baltos, tavo rankom skintos. Dar tikėk, nieko man nereikia, tik alyvų šakelės baltos, alyvų šakelės baltos, tavo rankom skintos, alyvų šakelės baltos, tavo rankom skintos. La 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 la. Jeigu norit
apkabink priglaus, pakviesk vardu, tu ją nuvesk į laimės šalį. Ji tau dovanos šypseną akių, ji tave palies bučinį švelnių ir apkabins ir liesis vėl žodžiai. Jų pasiilgote abu, tarti tą žodį nesunku, aš mielasis taip tave myliu. Mano visi! Meilėmis likimai žaidžia, tai sujungia, tai paleidžia, tu turi klausyt širdies. Jei tikėsi tavo laimė, jei išduosi, tai savaime ji išeis ir nebegrįš. Meilėmis, o dabar jūs? Meilėmis likimai žaidžia, tai sujungia, tai paleidžia, tu turi klausyt širdies. Jei tikėsi tavo laimė, jei išduosi, tai savaime ji išeis ir nebegrįš. Išeis ir nebegrįš. Bendruomenės stiprybė matuojame ne tik darbais nuveiktais mūsų kieme. Mūsų tikrasis spindesys matomas per tuos, kurie savo talentu, darbu ir kūrybą išeina už vietos ribų ir skelbia pasauliui, mes esame šio krašto šviesa. Šiandien dėkojame tiems, kurie sunkiai dirbo valandas, kad pakeltų mūsų krašto vėliavas aukštai. Jie mūsų kultūros, sporto, verslo ir meno ambasadoriai. Jie yra mūsų krašto šlovės liepsnelė. Padėkai teikti kviečiame Anetą. Netą kviečiame. Drąsiau. O padėkas atsiimti kviečiame Rasą Amboltinę ir Ernestą Juškauską. Kviečiame nominantus į sceną. Dėkojame Jums už didžiulį pasididžiavimo jausmą, kurį sukeliate mums visiems. Jūsų sėkmė yra ne tik asmeninė, tai sėkmė visos mūsų bendruomenės. Ačiū už begalinį atsidavimą, ištisas valandas darbo. Jūs parodote, kad net ir mažame krašte gimsta didžiausi talentai. Jūs esate gerumo liepsnelė, kuri šviečia ryškiai ir plačiai, primindama visiems apie Stebulių krašto potencialą. O į sceną kviečiame Redą Rutkausskaitę pasidalinti savo talentu. Dar tokio čia nebuvo pasirodymo šiandien. Dažnai, kai rankos svyra, o problemos atrodo jau visiškai nebeįveikiamos, mums tai reikia gerai pasijuokti. Šiandien dėkojame žmogui, kuris puikiai atlieka dvi misijas. Padeda visur, kur reikia ir visada priverčia nusišypsoti. Tai mūsų seniūnaitijos aktyviausias ir šmaikščiausias narys ir jis yra aktyvumo liepsnelė su humoro šalutiniu poveikiu. Padėką atsiimti kviečiame Artūrą Kašalyną. Atleisk kolega, čia buvo tokia maža klasta. Padėką atsiimti kviečiame Nerijų Sukacką. Dėkojame, kad visada esi du viename ir atsakingas pagalbininkas, kuris niekada nepalieka bėdoje ir geriausias streso mažinimo specialistas mūsų bendruomenėje. Už begalinį aktyvumą, ar tai būtų suolų dažymas, ar kalėdinio medžio puošimas, tu visur spėji ir visur palieki
dalį savo šilumos. O ypač dėkojame už tai, kad tavo juokeliai visuomet būna geresni nei mūsų problemos. Ačiū labai, aš galvau, kad čia mano scenarius kažkaip nedarašytas, bet dabar matau, kad tai buvo Pasirinkai žodžius klasta. pasidalinti. Ačiū labai visiems už plojimus, ačiū už apdovanojimus ir įvertinimą. Ir kviečiam dar kartelį trepsiuką, padžiuginti mus savo šokiais. Patrepsėkit iš dūšios.
Kaip jau minėta, gerumo liepsnelės šilumos ateina iš tų, kurie neieško šviesų. Jie ateina anksčiau, išeina vėliau, imasi nepopuliarių darbų ir nuveikia juos tyliai, be priekaištų ir be didelių reikalavimų. Kiekvienoje bendruomenėje yra žmonių, kurie niekada nestovi po prožektoriais, bet be kurių pastangų nebūtų šilumos ir jaukumo. Jų darbas yra tarsi tvirtas namo pamatas. Jo nematyti, bet be jo visas pastatas subyrėtų. Jų indėlis yra neįkainojamas. Tai tie, kurie nuolat darbuojasi tyloje. Ši padėka, tylusis liepsnos kūrėjas, yra skirta žmogui, kuris įrodo, kad didžiausi darbai dažnai gimsta tyloje. Padėką įteikti kviečiame Angelę Laukionienę ir Albiną Želionį. Paplokime Albinai, jeigu mes čia turim, o jeigu neturim, vis jau pasakysime, už ką dėkojame. Dėkojame jums už tvarką, už organizuotumą ir patikimumą. Už tai, kad visuomet esate pasiruošęs padėti, kai kitiems kyla chaosas. Ir už tai, kad visada žinote, kur kas padėta. Gal sesuo gali paimti perduot broliui? Ne. Direktorė perduos. Taigi įpareigojame Angelę perduoti Albinui padėką. Tu gal ir žodžius perduos kas nors. Albinai, jūs esate tarsi mūsų bendruomenės komunikacijos centras. Jungiate žmonės, dalinatės informaciją ir užtikrinate, kad mūsų balsas būtų girdimas. Už tai, kad rūpinatės tais techniniais dalykais, kurių dauguma net nepastebi, kol jie nesugenda. Jūsų darbas leidžia mums visiems susitelkti dėmesį į pagrindinę misiją. Linkime jums gausios sveikatos, ramybės ir dėkingumo. Tegul jūsų tylos kūrėjo liepsnelė visada šildo mūsų bendruomenės širdis. O žinai, Eurika, žinau, kodėl Albinų nėra. Todėl, kad mums šilta. Jis glėbiais bruka malkas į pečių. Ir mes sėdim visi čia šiltai ir jaukiai. Paplokim Albinui. Mėly draugai, kai žvelgiu į šią pilną salę, į šypsenas, kurios nušviečia jūsų veidus, aš suprantu, kad šis vakaras, gerumo liepsnelė, neįvyktų be vieno žmogaus. Be tos asmenybės, kuri kasdien dega idėjomis, energija ir atsidavimu. Ši padėka yra slaptas pasvedančiuosius prašymas nuo stebulių seniūnaitijos žmonių. Taip. Ši moteris yra mūsų švyturys, ji taip yra tas žmogus, kuris žino kiekvieno mūsų rūpesčius ir svajonės, kuris sugeba suburti mus prie bendro židinio ir uždegti norų veikti. Ji organizuoja šventes, rašo projektus, buria savanorius ir svarbiausia, ji jumis ir mumis tiki. Kviečiame Anetą dar kartą į sceną. Aneta Kurtų, prašom. Drąsiau, kviečiu viską. Aneta įteiks tikrai pelnytą padėką ir mes ištarsim tikrai pelnytus žodžius mūsų visų, sakoma dažnai gerbiamam, ne, tiesiog mūsų mylimai Angeliai Laukionienei. Angelė, ačiū už jūsų lyderystę, kantrybę ir šilumą. Jūs esate tiltas, jungiantis skirtingus žmonės į vieną tvirtą bendruomenę. Be jūsų pastangų mūsų renginiai nebūtų tokie šilti, o mūsų santykiai tokie artimi. Už tai, kad sugebate įžiebti ugnį kitų širdyse ir priversti mus tikėti, kad mes galime. Nuoširdžiai sveikiname ir linkime jums tenkančios energijos, sveikatos ir kad jūsų švyturio šviesa degtų dar ilgus metus. Kaip man išpažinti tau, kaip ilgai pas tave ėjau, taip tame kelyje aš pavargau. Ir visi, pažiūrėkim, kaip saulė leidžias, patylėkim greta. Ši trapi valanda, mūsų šventė ilgai laukta. Juokės merginos obelį žydi, laimė ir džiaugsmas apima širdį. Žemė linguoja, skamba lyg varpas,
mano gimtiniai, meilė ir darbas. Jūs sužydėjus vėl per gimtinę einu, o krūtinė pilna nuostabiausių dainų. Kvepia pušynai, kvepia šilojai, dega paukšteliai, šunės suloja. Šiandien kaip niekad, žemė džiaugsminga, pučiant vėjeliui, žiedlapiai sninga. Gražios šventės gerumo liepsnelės 10-metės jubiliejus, iš tikrųjų graži šventė ir ta proga šito gražaus viso kolektyvo vardu norėtum padėkoti savo vadovei Angelei už tą meilę šokiui, dainai, už tą sugebėjimą suburti bendruomenę, surengti gražias šventes ir palinkėti dar daug metų, kad šiam kolektyvui, šiai bendruomeniai vadovautų ir kad dar surengtų daug gražių švenčių ir kad daug kūrybinių minčių, idėjų ir dar tokių daug gražių švenčių. Tai ačiū, Angelė, kad tu mus pakvieti, jei tau reiks pagalbos, sakyk, visas trepsiukus tau išties padėk savo pagalbos ranką ar kaip nors visas bėdas, rūpesčius įspręsim ir padėsim visas šventės organizuoti. Ačiū tau. Aplodismentai. Aplodismentai Angelei, jie tikrai jų verta. Atvykom padėkoti jums už mūsų pakvietimą, ne pirmą, kad jūs mus kviečiat. Ir patys buvot atvažiavę, WhatsApp iškepė tokį pyragėlį jums. Nuotraukėlė iš Druskininkų. Už jūsų nuostabų tokį renginį ir visada, kad jūs pakviečiat ir atvažiuojat pas mus, užsimezgė toksai gražus, labai geras bendravimas. Ačiū Jums, ačiū Jūsų visai bendruomeniai, tikrai Jūs esat nuostabus. Gerų Jums kūrybinių minčių ir tikrai puoškit ir puoselėkit toliau. Ačiū kolektyvui, tikrai. Visgi graži tai yra tokia gerumo ta liepsnelė, kur galima kažkam tai padėkoti. Mes norėtume nuo mūsų abiejų su vyru padėkoti šitam gražiam kolektyvui, darniam, rūpestingam, kad ir toliau šoktume, susiburtume. Energijos visiems, o pagrindė sveikatos, artėjančių gražių švenčių, naujų metų. Dėkojame už žodžius ir padėkas. Jūs tikrai visi verti tų žodžių ir tų padėkų. Labai noriu padėkoti vienam čia esančiam žmogui, kuris įamžina šio vakaro, kiek žinau, įamžino ir tradicinės Oninių šventės akimirkas, tai padėkokime visi plojimais Danieliui. Ačiū Danieliui tau už gerus kadrus, už tikrai smagius filmus ir esam tikrai dėkingi, kad visą tai, ką mes darom, ką mes rodom, ką mes kalbam, išliks ateityje. Išliks ateityje ir dar daug kartų galės tai pažiūrėti ir prisiminti. Ačiū tau, Danieliui. Kad neliktų už kadro. Iš tikrųjų, aš noriu savo kolektyvui, šokių trepsiukui irgi dėka Danieliaus už nuostabės gražias nuotraukas įamžinot Proninės. Ir aš jiems noriu įteikti dovanų, kitų metų kalendorių, bet visos yra mūsų Oninių nuotraukos, jūsų prisiminimui jums. Dar viena nuostabi šios kūrybiškos ir geranoriškos moters iš Didžiosios Raidės idėja įgyvendinta.
ir akimirkos paverstos tikrai nuostabių prisiminimų savo kolektyvo nariams. Plokit, nu negailėkit, jinai tikrai, jinai verta tų plojimų. Ne tik Trepsiuko, bet turim labai nuostabų teatrą Laisvalaikis. Taipogi aš jiem irgi kiek prisiminimų. Kalendorius irgi sekančių metų bus, bet šio spektaklio nuotraukas visos jumi prisiminimai. Labai ačiū, Angelė, tikrai. Dramos kolektyvas Sandra, Daiva, Vytautas, Kas Marius. Taip, prašom. Dar seniai susirinkę buvo. Ai, taip seniai repetavom, kad nebepamenom su kur, bet nerepetuojam. Marija. Daiva. Vytautas. Marius. Yra vyrų mūsų. Kas aš? O dabar nėra Svajos ansamblio vadovo, bet jis irgi savo kolektyvai, tas pat irgi nuotraukai šių metų padarytos. Bet dabar aš nežinau, kas Sandra yra, matau. Reda yra, Valė. Nėra. Daivutės irgi nėra. Reda. Prašau. Labai norim padėkoti. Mes taip pasidarėm, kaip pasakyti, viena šeima su kolektyvu mūsų, tikrai mes labai tas draugystę tęstim. Nuostabu. Ačiū Jums. Na ir mes norime prisidėti prie jūsų šios gražios šventės, padėkos dienos. Ir padėkoti, pirmiausia, tai mūsų klipo kūrėjui. Kaip jūs galvojat, kas mūsų klipo kūrėjas? Užlipom ant to grėblio vieną kartą, taip gerai? Danielė, jums norim labai padėkoti. Ačiū jums. Labai. Tai tokia menka dovanėlė, suvalkietiška, žinot. Jo, nieko. Meilės lašų. Ačiū labai. Gerai. Na? Na ir dar tą labai norime tarti. Ačiū, kas užlipo ant grėblio su mumis kartu. Paplokit šiam gražiam kolektyvui. Ačiū. Ačiū Jums už vaizdingą tikrai reginį. Jūs nuostabus. Čia Jums. Dovanėlis. O ten paskui gal ant stalo, kaip nors. Gerai. Na ir ta graži daina. Ir kągi pabaigai, ačiū visiems. Kodėl taip ilgai? Keitės metai, krito lapai, tu lyg sapnas išnykai. Tau jausmai mano širdį pripildė, o bučiniai paskandino giliai. Ieškojau aklai. Ateitis beprasmė rodės, bet tavęs tušti namai. Širdį suspaudė geliantis šaltis, tik atsiras, kai aš laukiu labai. Pamano visi. Ilgai. Laukiu gyvenimo laimės labai. Leiskit tave apkabint, nuraminti ir išbučiuoti aistringai labai. Ilgai. Laukiu gyvenimo laimės labai. Leiskit tave apkabint, nuraminti
ir užbučiuoti stringai labai, labai. Gyvensim ilgai. Kiek palikom, kiek suradom, viso to užteks abiems. Susim gyvenimo ratą laimingai, džiaugsmas abu mus užliejo giliai, giliai. Tiesiog tik viena, kas nežino, lai nutyli, meilės sienų nebėra. Tamsų šešėlį jau baigia ištirti, būsim be galo laimingi, tikrai, tikrai. Ar tikrai, tikrai? Ilgai, ilgai. Laukiu gyvenimo laimės labai, labai. Leiskit tave apkabint, nuraminti ir užbučiuoti stringai labai, labai. Ilgai, ilgai. Laukiu gyvenimo laimės labai, labai. Leiskit tave apkabint, nuraminti ir užbučiuoti stringai labai, labai. Ir visi. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Ačiū Jums labai. Lenkiamės abidvi žemai. Šiandien vienam atlikėjui buvo labai didelis stresas, nes tai buvo premjera. Ta premjera tikrai nenuvylė, nes buvo su specialiaisiais efektais ir tikrai nei vienas nebuvote matęs tokio nuostabaus gimnastikos aerobikos šokio. Taigi, Reda, kur tu? Ateik, mes ir tau norime padėkoti. Reda Rutkauskaitė. Ačiū tau. Labai ačiū Jums. Ir tikiuosi, kad dar Jūs čia kokį 100 renginių pravesite ir sulauksite. Gerai, man? Ačiū. Atsibosim per tiek renginių. Ačiū labai. Taigi, šį vakarą mes dar kartą įsitikinome, kokia turtinga ir stipri yra mūsų bendruomenė. Ir šis turtas matuojamas ne turimais daiktais, bet gerumu, kurį daliname vieni kitiems. Šiandien mes pagerbėme daug nuostabių žmonių. Tuos, kurie tyliai kuria, tuos, kurie būrė mus į krūvą, tuos, kurie garsina mūsų kraštą ir tuos, kurie su šypsena padeda visur, kur reikia. Kiekvienas iš jūsų esate ta unikalioji gerumo liepsnelė. Prieš išsiskiriant, noriu Jums palinkėti, kad šio vakaro šiluma neapleistų Jūsų ištisus metus. Neškite šią liepsnelę su savimi. Tegul jį Jums primena, kad kiekvienas darbas yra labai labai svarbus. Tiek Jums, tiek ir šalia esantiems. Tegul įkvėpia Jūs dalinti savo gerumu, be išimties ir be atlygio. Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie atvykote. Ačiū mūsų atlikėjams, organizatoriams ir ačiū Jums visiems už tai, kad esate aktyvi, mylinti ir gyvybinga bendruomenė. Atminkite, net pati mažiausia liepsna gali apšviesti didžiausią tamsą. Mielieji, iki greito pasimatymo naujose darbuose ir naujose šventėse, bet dabar dar neįsiskirstykime. Kviečiame Jūs pratęsti šį šiltą vakarą neformoje aplinkoje prie bendro stalo, mūsų visų stalo. Pasidalinkime ne tik užkandžiais, bet ir mintimis, šypsenomis ir naujomis idėjomis ateičiai. Iki! Linkim visiems laimingų šventų kalėdų, kai dangų žvaigždė žibės, lai angelai užmiega. Linkim visiems
laimingų šventų kalėdų, džiaugsmo vilties šviesios jūsų namams. Džiaugsmo vilties šviesios jūsų namams. Sugrįžo žemė.